Kiekvienai valstybei, tautai ir žmogui svarbiausia vertybė yra laisvė. Kad ir kokia maža būtų tautelė, kad ir koks kitų akimis menkas žmogus, kiekvienas nusipelno būti įvertintas, laisvas ir kiekvienas nusipelno kurti, tobulėti, siekti to, kas geriausia. Tai įmanoma tik tuomet, kai mes iš tiesų esame laisvi. Šį vakarą, prisimindami Lietuvos nepriklausomybės gynimo 30-metį, mes prisiminėme tuos svarbius Lietuvai įvykius, kurie, galima sakyti, visiškai pakeitė mūsų gyvenimą. Kai žiūrime nuotraukas, prieš 30 metų fotografuotas nuotraukas ir palyginame jas su tomis nuotraukomis, kurias matome dabar, pastebime labai didelius skirtumus. Kitokios gatvės, kitokie namai, kitokie automobiliai rieda tomis gatvėmis. Regis ir kitokie žmonės. Kas liko bendro? Kas buvo svarbu tūkstančius šimtus metų? Siekis laisvės. Kad ir kokie būtume, kad ir kiek laiko praeitų, visada tas siekis išliks gyvas. Ir visada mums bus svarbu išlikti laisviem. Šį vakarą, prisimindami Lietuvai svarbų laikotarpį, mes kalbėsime ne tik apie tos žmonės, kurie žuvo, ne tik apie tos, kurie buvo sužeisti, bet ir tą daugybę žmonių, kurie Lietuvos miestuose ir miesteliuose buvo pasiryžę atiduoti viską. Juk niekas nežinojo, kad galbūt rytoj ateis ta diena, kai tu būsi išvežtas į koncentracijos stovyklą, ištremtas į Sibirą. Įvykiai galėjo pasikartoti. O vis dėlto žmonės ėjo, buvo pasiruošę aukotis, buvo pasiruošę atiduoti viską. Kodėl tai svarbu šiandien? Ir kodėl svarbu prisiminti tuos įvykius? Kodėl mums yra svarbi atmintis? Kad iš naujo suvoktume laisvės vertę. Kad įvertintume, kas mums iš tikrųjų yra svarbu ir ką mes turime šiandien. Nes tik tai iš naujo įvertindami tuos, kurie atidavė savo gyvybės, kad mes būtume tokie, kokie esame, kad mes gyventume taip, kaip gyvename dabar. Tik tuomet mes galime būti stiprus, siekti daugiau ir žinoti, kad gyvename ne veltui, kad esame verti to gyvenimo. Taigi Klaipėda vienas iš tų svarbesnių objektų Lietuvoje, kaip ir Vilnius. Nes čia Klaipėdoje buvo koncentruota labai daug saugumo darbuotojų. Taip pat čia veikė, buvo atsiųsti į Lietuvą virš 300 spec padalinio žmonių, kurie ruošėsi šitam įvykiui. Klaipėdoje gimė ir po visą Pabaltijį paplito jedinstvo. Tai yra mūsų antilietuviška organizacija. Paskui karo veteranai, taip pat Klaipėdoje ir paplito po Pabaltijį. Pradėjo labai aktyvią veiklą, spauda pasirodė. Jų atvažiuodavo vasaros estradoje, didžiuliai mitingai buvo. Taigi ir čia įtampa augo ne dienom, o minutėm, kasdien. Įtampa augo. Kodėl? Todėl, kad taryba priėmė nutarimą, kad reikia nukelti paminklus. Na, tada prasidėjo jau aktyvus puolimas ant mūsų. Kariškiai su civiliais mitingus organizavo prie savivaldybės, kad nekelti paminklų. Na, o mūsų tikslas buvo svarbiausiai, kad nuraminti tos kariškius. Nes Paščiapas ten tiesiog ir
ir miegodavo vietoj. Nu, aš turėjau daugiau užsiėmimų, nes man dar ir sąjūdis rūpėjo, ir sąjūdį irgi per naktis budėjo žmonės, sąjūdis dirba dieną naktį. Nu, ir pradėjom žmonės kviesti, kad reikia važiuoti į Klaipėdą ginti. Na, ir buvo aštrios diskusijos, kad reikia siųsti autobusus su žmonėm į Vilnių. Deja, kai kurie tarybos nariai turėjo kažkokią tai informaciją, bet ta informacija matyt buvo, nu, kaip ir dabar gandų pilna visokiausiai. Taigi buvo nutarta, kad specialiai autobusų sąjūdis nesiūs. Išvažiavo, kiek man žinoma, 2 autobusai iš Politechnikos instituto, bet tai buvo ne mūsų organizuoti. Bet žmonės nukentėjo kai kurie. Daug buvo sužeistų iš Klaipėdos, nes ir sunkių ligonių buvo. Tai ir čia prasidėjo tokia įtampa, augo labai stipriai. Pagrindinis dalykas buvo visų mūsų vadovybės, Šepas, Petrauskas, darė visas pastangas, kad neįvyktų kažkokį konfliktą, kad neprasidėtų, nes kariškiai buvo įvestas karo stovis pas kariškius. Mes turėjom informaciją iš visur, ir iš tų jedinstvos, ir iš karo veteranų, ir iš kariškių. Pas mus buvo mūsų žmonės tie, kurie mums perteikdavo informaciją, mes puikiai žinojom, ką jie ruošiasi daryti. Pagrindinis dalykas buvo jų, kad ar mes neliesim jų šeimų, nes čia buvo kariškiai, karininkai, eiliniai kareiviai, tai jiems kareivinės vienodai, o visi kariškiai tie. Niekas nenorėjo, kad čia būtų toks aštrus konfliktas. Mes jiems sakėm, jūs neliesit mūsų, mes 100% garantuojam, kadangi mes esam neginkluoti, mes tik tai ruošiamos nepriklausomybei, bet taikiu būdu, darybų keliu ir taip toliau. Nu ir viskas jau liktai buvo apraminta, bet veikla buvo labai aktyvi, nes Šepas kreipėsi į Klaipėdos gyventojus, kad neerzintų, nes jau buvo saugomi paminklai. Tai Leninas buvo 4 tanketės pastatytas ir prie patrankos stovėjo taip pat tanketės. Na ir prašė Šepas, nes buvo provokatorių, kurie norėjo išprovokuoti, pulti tos kareivius. Mes sakėm, jokių būdų to negalima daryti, čia kareiviai nieko dėti, jie vykdo įsakymą ir mes negalim su jais konfrontuoti ir eiti iki tokių dalykų, kad pradėti kareivius užkabinėti, kurie saugo tos paminklus. Mes turim vesti derybas. Taip ir buvo. Ateina jau 12 dieną, jau pradėjom ruoštis šitą apsaugai. Savivaldybė, mes persikėlėm tarybą prie ligoninės, kur į prokuratūrą, į tą pastatą, o čia buvo tuščias, bet jį saugojom atseit, kad čia viskas vyksta, iš tikrųjų čia nieko nebuvo, mes patys dirbom ten. Taigi ir sudarėm grafikus tiek sąjūdį, tiek mūsų taryboje, kad vesim budėjimą, dieną naktį budėsim. Ir man kaip tik tai pakliuvo budėti nuo 12 dienos iki 12 nakties. Pas mane atėjo anksčiau, prieš pat 12, kad dar su autobusu spėčiau parvažiuoti. Veleniškis toks buvo lakūnas, skraidytojas, jis atėjo anksčiau, mane pakeitė ir aš išvažiavau į Klaipėdą. Tai jis į savo namus, liktai viskas to nebuvo dar nieko. Ir aš tik parvažiavęs į namus, pas mus visą laiką buvo sujungta aparatūra,
pas mane yra kasečių kokius 2 dėžės, viskas buvo įrašoma tie įvykiai iki to, kas vyko Vilniuje, kad jau užimti spaudos rūmai, kad ten peršautas tas Lukošaitis per žandą, jau užima pastatus, na ir Klaipėdoje bandė užimti partijos komitetą, mums teko ten su jais ilgai derėtis, kol tos kareivius iškrapštėmės iš partijos komiteto tuo pastatu. Na ir aš sujungiau visą aparatūrą, dirba, rašom ir prasideda jau televizijos bokšto šturmas, Bačiulytė jau sako, kad mus puola. Na ir jinai veikia iki 2:30 veik. Na ir ten prasidėjo šaudimai, daužymai, tada man labai, galvoju, čia jau nebe juokai, nes mes buvom sutarę, biškį šoną, sutarę, kad mūsų, kai mes turėjom informacijos centrą, ten dirbo 10 vyrų, kurie mums teikdavo visą informaciją. Na ir tie vyrai visi sekė judėjimą, kariuomenės, KGB judėjimą, bet mes tada ne vienas nežinojom, kad yra toks KGB rezervas, kurio mes tieko nebūtumėm žinoję, mes būtumėm negavę jokios žinios, o jie būtų mumis atėję ir susiėmę. Nu ir tada man šovė į galvą, o pas manegi archyvus didžiulis. Čia visa yra ta informacija jau surinkta, o be to aš turėjau dar komunizmo nusikaltimą į Lietuvoje, karo metu išleisti apie Rainius ir ten visus kitus baisiausi nusikaltimai, žudynės. Man reikėjo kuo skubiau tą archyvą išnešti, nes mano, kur aš gyvenu, buvo žinoma, nes ant durų buvo svastika išpiešta ir buvo nurodytos rodiklis ant šaligatvio. Reiškia, viskas buvo pasiruošta tam. Nu, aš skubos tvarka viską supakavau ir reikėjo dar pagalvoti, pas kokį žmogų nunešti, kuris nebūtų įtariamas visiškai. Taigi ir aš išgabenau archyvus, paslėpiau, grįžtu atgal, jau televizija užimta ir už kokios valandos prasideda transliacija iš Kauno, nes jau viską buvo pasiruošę, staigiai Kaunas persijungė ir pradėjo transliuoti ten. Aišku, visą naktį nemiegojom, čia žmonės bėgo prie savivaldybės, kad tos tarybos rūmus apsaugoti. Nu, o man iš ankstaus ryto paskambino Malkevičius, aukščiausios tarybos deputatas, signataras, kad aš važiuočiau į Girulius apžiūrėti, ar ten pakankamai apsaugotas bokštas yra, nes jau ir Klaipėda, Giruliai pradėjo transliuoti. Taigi aš išvažiavau į Girulius, viską apžiūrėjau, parvažiavom, nes jau buvo įsakymas duotas 12 valandą Klaipėdoje ir visoje Lietuvoje, visose miestuose, kur tai įmanoma, daryti mitingus. Klaipėdoje buvo čia teatro aikštėje, pagal mūsų paskaičiavimus buvo apie 45 000 žmonių dalyvavo šitame protesto akcijoje. Taip pat pasipylė protestai Maskvoje, Peterburgė labai 200 000 žmonių išėjo palaikyti Lietuvą. Taip kad šitas transliavimas iš Kauno, jį matė ir Švedija, ir Lenkija, ir taip toliau, visas vakarų pasaulis sukilo ir Bušas, kad nesvarbu, kad prasidėjo ten karas, bet sakė, šitos Lietuvos mes nepamiršim. Taigi ir jau po šitų visų įvykių tada jau prasidėjo mūsų gynimas, apsauga, laužai prie aukščiausios tarybos, nes Gorbačiovo įsakymas buvo nutraukti pažeidimą Tarybų Sąjungos konstitucijos ir atstatyti viską į vėžius. Nu, aišku, mes to nepaklausėm, deja.
ir tą mūšį laimėjom. Sausio 13 įvykių dalyvių tarpe yra žmonės, milžinai, švyturiais vadinami. Jie savo gyvenimą paaukojo, kad mes turėtume nepriklausomybę. Vėlinių dieną uždegamos žvakelės ant kapų. Vienų šviesa pasiekė artimuosius, gimines, o kitų šviesa pasiekė visą tautą. Mano lyrinėje paletėje yra daug eilėraščių apie tėvynę, apie žmones. Norėčiau dabar perskaityti eilėraštį Lietuvai, kuriame būtent kalbama apie milžinus ir apie maldos svarbumą, kada stovime kryžkelėje. Gentis, giminės, tauta, ežerai, kalneliai, kraštas. Lietuva atminimuose iškyla iš didžių senolių raštos. Žmonės, giminės, kaimynai, šalia vieni kitų. Jokie sunkumai nenumarins, jokios vėtros jų nepalauš. Rankomis siekia karaliaus delnų, viešpaties dvasia aplinkui plevena, apšviečia protus mūsų vaikų, kai išvargina tolimas kelias. Nepalikim, mielieji, ilgam namų, motinų laukiančių, rymančių. Lietuvai taip reikia dvasios milžinų ir maldos sustojus kryžkelėje. Kada Lietuva stovėjo kryžkelėje, meldėsi žmonės. Prisimenu prie Klaipėdos miesto savivaldybės dainavo dainas ir žodis pranašingas tapo realybė, tapo kūnu, tapo iškovota nepriklausomybė. Prisimenu, žiūrėjome per televiziją į įvykius, kurie vyko Vilniuje prie bokšto. Negalėjome mes nuvykti. Aš turėjau dukterį 13 metų. Negalėjau ilgam jos palikti. Todėl stebėjome tuos įvykius per televiziją ir mes labai pergyvenome, mes virpėjome, ką mes matėme, mes nerimavome. Mano mergaitė piešė piešinius, rašė laiškus į Sankt Peterburgą pusseseriai. Man labai ypatingai gaila vaikų. Jie patyrė tą stovį, tą būseną kaip karo. Paskui aš supratau, kad ir gerbiamas Gediminas Vagnorius tą situaciją įvardino karo stovis prieš Lietuvos Respubliką. Darėme, kas ką galėjome. Klaipėdos miesto savivaldybėje, kiek žinau, kalbėjau su gerbiamu Juozu, mūsų bendruomenės pirmininku. Jie buvo užsidarę viduje ir sakė, kad kas, jeigu bus blogai, mes pulsime. Negalvojame apie baimę. Aš klausiu, ar buvo baimė. Sakė, nebuvo baimės, nes mes turėjome galvoti, ką reikia daryti. Tai vat,
esant visiems bendrystėje, vienybėje, gal ta baimė yra šiek tiek mažesnė, bet prie televizorių žiūrint mes išgyvenam beprotišką baimę, siaubą išgyvename. Kaip sakoma, ir skausmas mažesnis yra, kada dvi širdis, kada tai jaučia, o čia po vieną savo būteliuose, tai iš tiesų buvo didžiulė baimė. Šitų didvyrių vardais yra pavadintos miestuose gatvės, yra ir mano eilėraščiuose yra rašoma apie Loretą Asanavičiūtę. Gal trumpai aš perskaitysiu tik tai ištrauką iš savo knygos Moteris su raudona. Skamba sonata Loretai Asanavičiūtei už laisvę tėvynės kritusiai, persmelkė skliautą fleitos rauta, šventieji paveiksluose atrodo dairosi, kužda, mes atsiskyrę nieko negalim, vienybei tautos jėga. Poeto kojos tarsi kolonos į marmuro grindinį remės, skaitant eiles, jis gyvas. Iš žemiškų abejonių link nežemiško aukščio sklando muzika, eilės. Te nurimsta pabūklai Ukrainoje, Sirijoje, te atkartoja aidas mūsų maldavimus virš bažnyčios kupolo sienų. Dar norėčiau prisiminti įvykius teatro aikštėje, nes kitą dieną, dienos metu, vidury dienos, teatro aikštė pas mus Klaipėdoje vyko mitingas. Buvo pagerbti žuvusieji ir kalbėjo, prisimenu, miesto tarybos pirmininkas Vytautas Čepas, kalbėjo bendrijų, draugijų pirmininkai. Vienas iš jų, prisimenu, Leonidas Trėgubas, buvo be galo daug žmonių susirinkusių. Gatvėse buvo daug žmonių, ne tik aikštėje. Ir buvo priimtas dokumentas, kad pasmerkiami tie įvykiai okupantų, kolaborantų ir kreiptasi į kitas valstybės dėl paramos. Dabar mes einame saugiu kursu, kaip sako popiežius Pranciškus. Mes turime kompasą, mes turime žmogiškumą, bet tai reikia išsaugoti. Reikia išsaugoti valstybę, žemę, tautą, kultūrą. Tam reikalingi žmonės kultūros, reikalingi žmonės šviesaus mąstymo, šviesių minčių, reikalingas žmogiškumas, meilė. Norėčiau eilėraštį dar vieną perskaityti apie būtent meilę ir palinkėti, kad meilė nebūtų pavėluota. Eikime žmonės, ar plaukim kaip upės, su savo vardais, istorija, likimu, dalykime šilumą, tikėjimo grūdų, skolingi tik meilę nelikime. Nelikim skolingi viens kitą meilę, ji iš aukštybių duota. Pakelkim akis į žydrą dangų, iš tenai visa meilės drama. O
O jeigu nubluko jausmai ir dienos kaip naktis tamsios, vėsios, iškelkim rankas, maldaukime meilės, savo gyvastį jausti ir nešti kitiems. Eikime žmonės, ar plaukim kaip upės, su savo vardu, istorija, likimu, tik neužtrukim irklus sudėję, nes pavėluota meilė yra pavėluota. Mylėkime vieni kitus, būkime žmogiški, vieningi ir mes nugalėsim visas negandas ir neramumus, kurie yra šiuo metu mūsų žemėje. Iš tiesų 13 metų, kai pirmą kartą pamačiau tos karo baisumus savo tėvynėje. Mes nevykome, kadangi vaikas buvau, į Vilnių, bet girdėjome per televiziją, per radiją, kad ir 100 000 klaipėdiečių vyksta budėti prie svarbių Klaipėdai įstaigų, kadangi bijojo, kad jedinstvą gali užimti miesto taryba, paštą. Ir labai, manau, svarbu vaidmenį čia atliko Klaipėdos korespondentai, kurie aprašė visą įvykių kroniką. Ir jinai yra labai svarbi dabartiniam jaunimui, ateities kartoms, kaip viskas vyko. Aš pati perskaičiau, suaugusi, dirbdama mokytoja, tų įvykių aprašymus iš Zitos Tallat-Kelpšaitės, Gražinos Juodytės, straipsnių, kad Klaipėdos laikraštis netgi išreiškė solidarumą ir išleido laikraštį, kaip vyko sausio 13-osios nakties įvykiai. Būtent išleido laikraštį sekmadienį popiet, skirtą kruvinajam sekmadieniui. Taip pat mane kaip vaiką jaudino tai, kad jeigu yra užgrobtas Lietuvos radijas ir televizija, kaip bus perdodamos toliau tos žinios. Ir ryte pamačiau, kad toliau vyksta informacijos perdavimas. Pasirodo iš Kauno televizijos. Mes matėme, negalėjom patikėti, kad yra žuvę žmonės, kad pralietas kraujas dėl Lietuvos nepriklausomybės. Ir taip pat aš turėjau giminių Leningrade ir sužinojau, kad tą dieną, sekmadienį, vyks solidarumo mitingas su Lietuva. Gaila, kad neturiu išsaugojusi laiškus, kuriuos irgi rašiau savo giminaičiams. Būdama vaikas, būtų gerai dabar prisiminti, ką patyriau ir išgyvenau. Kadangi dirbu daug metų su jaunimu, geografijos mokytoja, tai sausio 13 visada man norisi priminti jaunimui,
kas paaukojo gyvybę už mūsų tėvynės laisvę. Juk tai buvo jauni žmonės, dauguma jauni žmonės iki 30 metų. Iš tų žuvusių 8 buvo jaunimas. Ir aš visada paklausiu jų, o jūs, ar eitumėt ginti tėvynės? Ir tikrai baimės akys yra labai didelės. Bet tie žmonės, aš taip galvoju, jie jautė didesnę meilę tėvyniai nei baimę. Užtat jie nebijojo, ėjo ir jautė tą vienybės jausmą, būdami su kitais lietuviais. Ir tikrai negalvoja galbūt, kad atsitiks taip, kaip atsitiko, bet mes gilinamės visą laiką su mokiniais į tuos mūsų patriotus, gynėjus, kas jie buvo, kuo gyveno. Ir iš tiesų, pavyzdžiui, dauguma jų buvo tikrai labai ir taip dideli Lietuvos patriotai. Pavyzdžiui, Titas Masiulis, kuris žuvo būdamas 28 metų, tai dalyvavo daugelį reikšmingų renginių Lietuvai ir Baltijos kelyje, ir, kariuomenėje tarnavo. Jam buvo 28, tai buvo vyriausias iš jaunimo grupės. Ir aš visą laiką paminiu tuos kitus ir mes aptariam. Tai yra 2 buvo 17-mečiai. Ignas Simulionis ir Darius Gerbutavičius. Abu vienturčiai. Virginijus Druskinis, 21. Rolandas Jankauskas, 22. Loreta Sanavičiūtė, 23. Rimantas Juknevičius, 24. Rimantas buvo iš Marijampolės, buvo atvykęs į Vilnių. Vidas Maciulevičius, 24. Ir Titas Masiulis, jau minėjau, 28.
į Vilniaus įvykius, fiksavau savo miesto įvykius. Tikrai ne kaip fotografija, aš jau kaip eilinė, paprasta lietuvė, kuri suprato, kad atėjo laikas, kad mes visi turim stoti į tas gretas, kad vėl taptume laisvi. Nes iš savo tėvelių pasakojimų, tai mes žinojom, kaip mes gyvenome prieš tai. Ir mano pačios tėvelis yra sakęs, vaikeli, šitie tėjūnai tikrai neamžinai. Tik tai ateis laikas ir aš žinau, kad jis, būdamas jau senyvo amžiaus, sakė, vaikeli, eik fotografuok, bet tik būk atsargi, nes negali būti, kad taip lengvai bus pasiduos atėjūnai ir kad, žodžiu, niekas nenukentės. Taip, kad aš su visais savo kraštiečiais ir į Vilnių važiavau ir, aišku, fotografavau visą atvirą širdim. Ir praėjus daugybei metų, kai jūs pakalbinote, man jau vėlgi sukilo emocijos. Tos emocijos, kokios buvo, kokiomis gyveno visa Lietuva, kiekvienas kaimelis, miestelis. Mes vieni kitus pažiūrėjau supratom. Ta emocinė būsena, pakilimas, sunku nusakyti. Tai iš tikrųjų turbūt dabar yra atėjo laikas, kada vėl pakalbinami tie žmonės, kurie prieš 30 metų ten buvom ir reikia sudėlioti tą mozaiką, nes atsitiks taip, kad nebebus kam ir pasakoti apie tą praeitį. Tuomet negalvojau, baisu, nebaisu. Aš fotografavau ir negalvodama ten apie nuotraukų, ten išliekamąją meninę vertę. Aš kiek pajėgiau, tiek fiksavau. Pačiai asmeniškai buvo sudėtingas momentas, kuomet sausio 14 nuvažiavome prie televizijos bokšto ir tenai atsuktas vamzdis, žmonių labai mažai, žinau, kad buvo ankstyvas rytas. Po to nuvažiavom į Konarskio gatvę prie tuometinio radio televizijos komiteto ir ten stovėjo kariškiai su priekyje tais skydais, iki dantų ginkluoti, šalmai, šautuvai. Priešais pastatą, ten atrodo 5-aukščiai ir 9-aukščiai su užklijuotais stiklais, jie reiškia langai stiklai suskilę nuo garsų, nuo susišaudimų. Ir aš ten pabandžiau eiti artyn, kažkas sako, neprovokuok, nes jie neprognozuojami. Žinoma, tuo metu, aišku, ten optika buvo tokia, kokia buvo fotoaparatūra, ten tų teleobjektyvų, kaip dabar techninės galimybės, visi fotografavom, ką turėjom, kas kuo, žodžiu, fiksavo daugybę žmonių. O pažvelgus atgal aš galiu drąsiai sakyti, aš be proto didžiuojuosi savo to laikmečio visais liudininkais, visais žmonėmis, kurie ėjo tokią atvirą širdimi tą laisvą Lietuvą, su tokia meilė Lietuvai. Ir tikrai padorūs žmonės tą meilę Lietuvai tikrai išsaugojo.